Jie nusileis. Vaška nusileido. Gerbimieji, transatlantinis bendradarbiavimas su Jungtinėmis valstijomis ir jų buvimas Europoje visuomet buvo vientisos, laisvos ir klestinčios bei taikios Europos garantija. Prieš 12 metų Lietuva kartu su kitomis 6 šalimis tapo bendrų vertybių, abipusio pasitikėjimo ir solidarumo bendrijos nare. Nuo tada kolektyvinė gynyba ir strateginė partnerystė su Jungtinėmis valstijomis tapo neatskiriama ir pamatinė Lietuvos saugumo širdimi. Kaip rodo Ukrainos pavyzdys, Rusijos agresyvūs karinių pajėgų veiksmai, ginkluotės telkimas aplink mūsų sienas ir politinė valia naudoti jėgą yra egzistencinė grėsmė Lietuvai ir visam regionui. O aljansui tai rimtas iššūkis. Todėl esame dėkingi Jungtinėms valstijoms už ryžtą sustiprinti įsipareigojimus dėl visos Europos saugumo. Sprendimas kelis kartus padidinti išlaidas Europos saugumui, atsiųsti daugiau karių ir dislokuoti modernę ginkluotę sustiprina aljanso atgrasimo priemonės mūsų regione ir Lietuvoje. Visą tai didina Jungtinių valstijų galimybės greitai, laiku ir lankščiai reaguoti į grėsmes Europoje. Šiandien vienų moderniausių JAV naikintuvų atskridimas į Lietuvą parodo, jog Jungtinės valstijos pajėgios greitai ir efektyviai užtikrinti oro erdvės gynybą. Tai signalas, kad aljansas pasirengęs ir pajėgus atremti bet kokio tipo grėsmės. Šiandien Lietuva demonstruoja gebėjimus sklandžiai priimti tokio tipo pajėgas. Norime dar kartą pabrėžti, kad esame pasirengę dalintis naštą su Jungtinėmis valstijomis ir visų aljansų, užtikrindami reikiamą priimančios šalies paramą. Esame apsisprendę ir toliau sparčiai ir visapusiškai stiprinti savo gynybą, didindami finansavimą bei vykdydami kariuomenės modernizaciją. Tikimės, kad Jungtinės valstijų lyderystė ir šių naikintuvų siunčiama solidarumo žinia taps tvirtų ir ryžtingų viso aljanso sprendimo pamatų ateinančiam NATO viršūnių susitikime Varšuvoje. Taigi dėkoju visiems.
Džiaugiamės kartu su jumis. Smagu ir saugu, kada už tavo nugaros yra nusileidę F-22. Aš manau, tikrai Lietuvos žmonės gali džiaugtis, kad mes turim patikimus partnerius. Ir mūsų saugumas su kiekviena diena, su kiekvienu nauju mūsų sąjungininkų atvykimu tik didėja. Mes kartu su sąjungininkais užtikrinsim saugumą šios rytinės NATO dalies, tuo pačiu Lietuvos. Ir vietų yra keletas. Mes turim geras dislokavimo vietas ten, kur šiandien yra dislokuoti mūsų kariai. Mes esam pajėgus ten priimti ir savo sąjungininkus, tai jie gali būti vienoje ir kitoje vietoje pagal poreikį. Mes investuojam savo lėšas, ne tik stiprinant ir modernizuojant savo kariuomenę, ne tik užpildant mūsų padalinių pajėgumus personalų, bet taip pat investuojam į infrastruktūrą, didindami priimančios šalies paramą atvykstantiems sąjungininkams. Ir aš manau, kad reikia tiesiog luktelti iki Varšuvos viršūnių susitikimų ir ten bus pasakyti galutiniai sprendimai. Dabartinės darybos vyksta palankiai. Visai neseniai viešėjau Jungtinėse Amerikos valstijose, sulaukėm didelės paramos tiem darbam, kuriuos patys darom, amerikiečių kongreso palaikymą dėl lėšų skirimo čia stiprinti pajėgumus. Na ir šiandien yra gražus pavyzdys to. Atskridę šie Jungtinių Amerikos valstijų naujausi naikintuvai.